Nušaltas. Garbaus amžiaus Vilkaviškietė sako kartkartėmis pačiupinėjanti radiatorius. Gal kartais jau šyla, tačiau veltui. Nuo radiatorių dvelkia šaltis. Nu tai mažu taip nebus, mažu. Nu nežinau, tai gulėsiu tada lovų. Ką aš darysiu, ką aš galiu daryti. Šalčių tai nieks nenori. Šildymo sezonas 4 Vilkaviškio daugiabučiuose užstrigo dėl beviltiškai užsitęsusios namų renovacijos. Štai pas Vilkaviškietę Marytę vamzdžiai nupjaustyti, o radiatoriai net nepradėti keisti. Nuvenki juokai, mes sakėme, eisim į savivaldybę, ten minkštasvalė yra, eisim ir ką daryti. Vajazavai, aš kaip norėjau tos renovacijos, aš kaip jos norėjau, kad greičiau tvarkytų čia tą namą. Tai dabar tiesiog, nežinau, atsikandau. Šalančių Vilkaviškiečių daugiabučius renovuoja Vilniaus bendrovė Užupio statyba. Statybininkams jau 3 kartus buvo atidėtas terminas. Dar vasarą žmonės baiminosi, kad liks be šilumos, nes namai atnaujinami Vėžlio greičiu. Neturiu ką sakyti. Vilkaviškietis Antanas sako, kad 4 mėnesius prie jų namo visai niekas nedirbo, o vamzdynų statybininkai suskato pjaustyti šildymo sezonui jau prasidėjus. Tai dabar ta valdžios atstovė sakė, kitai savaitei sudarykit sąrašą, kurie naujų radiatorių nori kitų. Tai paskui užsakys ir atveš. Žmonės bijo, kad nešildomose butuose ir kalėdų sulauks. Vilkaviškio rajono valdžia problemos nemato. Renovuojančios bendrovės vadovas taip pat. Tikrai tragedijos nematau, kadangi gamta leidžia, žmonės mato situaciją ir derindami visus veiksmus mes tikimės, kad kartu žmonės norėdami matyti naujai funkcionuojančią po renovacijos sistemą, manau, kad kiek mes turim informacijos, žmonės toleruoja šitą, sakykime, kaip čia tokį apsileidimą ar neapskaičiavimą. Nėra tos tragedijos, sakau, čia žodžiu, viskas ten vyksta ir pirmadienį mes būnam ten, mes kiekvieną dieną būnam, bendraujam su gyventojais, kadangi vienas nesileidžia, tai kitas ligoninėj guli, o reikia praeiti kiekvieną butą, kad užeiti čia vien prasitėsi dėl to. Savivaldybė šalantiems gyventojams šildymą žada jungti iki lapkričio. Reporterė Geda Kumžienė, Vilkaviškis.